Šeštasis Luka Domančičius, 77-asis Jurijus Kendišas, 32-asis numeris Vasilija Radenovičius bei 45-asis Džorys Mutaši. Lieka gulėti vienas iš Kauno Žalgirio gynėjų. Čia Domančičius atlieka smūgį. Bet pasižiūrėsime, kągi čia sumastė Kauno Žalgirio futbolininkas. Jo smūgis ir Karlosas Olsasas kamuolio nepasiekė. Ir Ernestas Burdzilauskas baudos smūgiu išveda svečius į priekį. Tikslumu. Ernestas Burdzilauskas čia įveikia tiek Žalgirio, bet vėl atsimuša Jurijaus Kendišo sieną. Nuntalis čia laimi šitą dvikovą, jo smūgis ir tiesiai į Tomą Švetkauską. Veteranas iš Rumunijos pakovojo iki galo. Atrodė Kerkisas jau 1-0 priekyje svečiai iš Kauno. Jie pirmauja po puikaus Ernesto Burdzilausko baudos smūgio. Ir per pertrauką Eivinas Černiauskas, Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris, atliko keitimą. Natima čia iš Tavariso kamuolį. Štai ir Kauno Žalgirio taktika. Jansonas. Jo smūgis dešinė koja, bet Olsasas vietoje. Ir čia Kendišas pirmasis prie kamuolio galvą numeta savo. Olsasas ieško, kaip galėtų pradėti ataką, bet atiduoda kamuolį Kauno Žalgirio futbolininkams. Ir Gedas. Puikus jo perdavimas. 1-0 apskritai. Turbūt Kauno Žalgiriui lygiosios. Čia sostinėje taip pat nebūtų labai didelė tragedija. Dar viena Vilniaus Žalgirio gynėjų klaida ir muša įvartį Georgievičius, bet kyla asistento vėliavėlė. Žinoma, bus čia VAR patikra su 4 pelnytais įvarčiais. Net patikra baigta ir vis dėlto užfiksuota nuošalė. Rezultatas nesikeičia. Kauno Žalgiris išlieka priekyje 1-0. Perdavimas jam. Šis ilgų perdavimų ieško Radenovičiaus. Vilniaus Žalgiris apeliuoja. O tai reiškia, kad netrukus reikia rodyti raudoną ir įsvėjimas iš aikštės. Matėme, Giedrius Matulevičius atėjo, čia pakėlė žaidėją. Na, įdomus sprendimas, ar bus dar VAR peržiūra. Tiksliau dar UEFA čempionų lygos atrankos etape, o čia 2-1. Benšaibas, tušti vartai, Benšaibas į tuščius vartus ir deda tašką šiose rungtynėse. 2 smūgiai Vilniaus Žalgiriui, vienas po kito. Radenovičius. Visiškai pasimetęs Vilniaus Žalgiris. Dar viena Kauno Žalgirio ataka. Orega. Jo perdavimas Benšaibui. Šis vos nepelna trečią. Nemalonus ir skaudus pralaimėjimai UEFA turnyro atrankose. Nors čia Kasimas Hadži puikiai su Šalcinovičium. Dar vienas perdavimas Lukaševičius tiesiai į Švetkauską. Perdavimas Šagadzijai. Teisėjo vėliavėlė nekyla. Olsasas. Olsasas čia. Hadži nesiskiria su kamuoliu. Tavarisas klaidina Burdzilauską. Jo smūgis dešinė koja ir Tavarisas dešinė koja švelnina rezultatą, bet panašu, kad laiko gali nebelikti. Šio įvarčio Vilniaus Žalgiriui reikėjo kiek anksčiau. Lieka paskutinės sekundės. Ir galų gale Vilius Paulauskas. Švilpia rungtynių pabaiga, krenta Vilniaus Žalgirio futbolininkai ant aikštės, atidavė jie visas jėgas, bet šiandien ir vėl